Hello. Hello visiems. Sugalvojom biškį pailsėti, atsipūsti, paturistauti. Skrisim, kur skrisim, Matė? Tuja. Skrisim pas albanus, paturistauti į Tiraną, kaip ten sostinė. Kas albanus čia? Sėdim oro uoste. Laukiam savo lėktuvėlio. Vakaras jau. Tai nusibelsim savo apartamentus tik naktį, ko gero. Bus jau tamsu. Tai va, bus rytoj visą dieną, poryt visą dieną. Ir už poryt skrisim atgal vakare. Tai galim sakyti 3 dienos. Kažkokią planą labai didelę neturiu, tiesiog. Kaip pernai atskridom į Sofiją. Fui, Matė, ką čia valgai? Fui, Matė, koks. Kaip pernai skrydom į Sofiją, Bulgariją, tai dabar į Tiraną. Užgaudžiau bilietus po 10 eurų kažkur gavosi. Iš viso ten 50 gal eurų sumokėjau. Ir nakvynė 100 eurų. Tai gan viskas kol kas nebrangiai, tai žiūrėsim. Gal patiks. Kur eini? Atvažiuoja mūsų lėktuvas į Tiraną. Wizz Air. Čia laukia kitas į Tunisą ar Maroką. Ne, čia Klinta čia. Mano 100-asis skrydis, biškį reikia atšvęsti. Čipsų gavai? Bon appétit. Mes jau Albanijoje. Šlapia, drėgna, bet šilta. Einam į autobusą. Varysim. Atvažiavome į centriuką. O, jau tamsu labai. Matėva vaikšto 12 valandą nakties kažkur Tiranos centre. Atvežė mus taksiukas už 15 eurų. Visai gera kaina, nes vežė kažkur 20 minučių. O, čia visas centras, eisim rytoj pasivaikščioti, jeigu nelis. Dabar dar užduotis susirasti savo butą. Kažkur aktas yra, kažkur kodą reikės suvesti. Tai bus dar reikalų. Ir eisim miegoti, jau pavargom. Suradom savo namus. O, lova minkšta. Pavargam, kol suradom naktį. Einam pamiegoti, o rytoj kažką parodysim. Ate. Labas rytas. Labas rytas. Atsikėlėm pagaliau 9. Oi. Ką? Vakar nulūžau, nieko neparodžiau. Savo apartamentų. Nu, žodžiu, va čia. Apartamentai taip 35 eurus gavosi kažkur už naktį. 3 naktis. Tuoj, Matė. Svetainę va turim. Su 2 lovom didelėm. Valgomasis. Čia Matė viską ieškom. Virtuvę turim tokią. Va, čia galim gaminti. Kas čia? Aliejus, kaip pridėta. Užtekai, virdulys.
O, čia yra visko. Taip, baterijų yra. Podelių, makaronų. Biški kavos kažkokios. Ką dar matėm, čia. Čia yra vyno. Pinigai taip. Šampano kažkokia. Ir, kas svarbiausia, rakės yra. Jau nugerta. Kažkas nugėrė. Tai va. Čia taip yra dar balkonėlis. Oi. Lyja lietus šiandien. Jo, po to einam čia. O čia kas bus? Čia bus tiesiog va dušas paprastas. Vonė, tualetas, skalbenka yra. Ir mūsų mėgamasis. Su didelė spinta. Tai va, dabar turim problemą, kad lietus lyja. Valgyt nelabai yra ko. Tai reiks bėgti iki parduotuvės gal kokios. O, reikia galvot kažką. Ai, ne, Matė? Padaryk man kavos, jeigu yra. Kas čia? Žinai, kas čia? Čia kavą daryti? No? Čia mes gyvename. Toks namelis tai šypso. Eisim į parduotuvę, čia šalia mačiau yra. Bent kažką nusipirksim papusryčiauti. Lyja dar, lyja šiek tiek. Ai. Hello. O, lietus lyja. O, skėti kažkas pametė. Kur ta parduotuvė? Ai, va čia šalia parduotuvė. Čia mūsų namas, o čia parduotuvė. Kaip gerai. O ten baras toliau. Einam čia. Apsitreikinama. Išpirkam kažkokias булочка, batono vietinė. Minkštas labai. Ir dar šio beito 15 eurų. Čink čink. Išėjom pasivaikščioti. O ten mūsų namai matosi. O čia restoranai kažkokie.
Čia centrinė aikštė kažkokia tai. Šalia mūsų namų. Va, dangoraižis tik stato. Čia. Ten va apstato. Čia kranas stovi. Čia hotdogai yra, matai? Čia yra hotdogai. Когда довезем до Дубия Силе. Keista, bet pas juos taksi elektrinės visos mašinos. Man pasirodė skurdi šalis. Ta Albanija. Nėra Lietuvos vėliavos, nesąmonė. Hodogą perkam su Mateo. Ten vat meldžiasi. Jau grįžom namo, nes lauke lyja. Prieš išeinant kokią valandą nelyja visiškai, o dabar vat lietus. Tai biškį sulijam. Pasiėmiau hodogą. Eisim, ką žinau. Lauksim dar. Vakare turėtų nustot lyti. Tai gal pavyks kažką išeiti, biškį paveikti. Ar toliau nueiti, nes dabar tai baisu kažkur toliau eiti. Pailsėjau, šiek tiek žiūriu, jau oras pagerėjo. Jau saulė šviečia. Pranešė vakare, kad gal ir nebelis, gal pagerės. Tai manau, reikia varyti. Naudotis progą reikia. Mečetė, o kokia nemaža. Einam ten pažiūrėti. Čia bažnyčia, ne mečetė. Kodėl aš taip pamelavau? Yra paimti du. Vieną man. Nesulaužė. Atėjo laikas pažaisti. Labai jau nori, sakė. Eisim dabar prie tokios piramidės ten yra. Matėjau pažaidė. Visas murzinas jau purvinas. Hello. Va, laukia mūsų 100 ar 110 laiptelių.
Skaičiuoja liaudis. Pavargai jau? Liuk. Kardiešas toks. Viskas? Dar tiek liko. Jau nebedaug. Nepasiduok. Go! Go, 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 go. Oh, no. Yeah, so as you see, Tirana is also very cold. Šiokia tokia panorama. Čia įdomiai tai pristatyta tokių namelių. Vat. Čia vienas, čia kitas, ten geltonas, ten dar tarp krūmų matėsi. Čia va galim pasėdėti, tokių vietelių pasėdėti. Ką lipam žemyn? Matėjo bėga jau. Lipam į vieną namelį pažiūrėti. Matėjo užsimanė. Atėjom į vidų. Va ten buvom aukštai. Ten buvom atėjo aukštai. Taip. Bet čia va tuščios patalpos kažkur. Nieks nedirba. Kažkokia neišpildyta erdvė. Nesuprantu. O kad primezgus babutę. Sušlapo viskas čia jai. Čia ratas. Čia keptuvė. Einam čia į tokią gatvelę, ne gatvelę. Tirana Castle vadinas. Tiranos pilis. Čia toks stailas senovinis visur. Magnetai. Ai, baigėsi va. Čia viskas taip brangu atrodo. Ne,
Ne, čia kepa. Kukurūzus kepa. Čia vienas iš bunkerių yra. Eisim gal rytoj čia. Lysim. Eisim atėjo ten. Į bunkerį. Čia ta muzika visą dieną groja šiandien. Va. Pasivaikštam, geras oras. Eisim link namų jau. Nebesita. Labas vakaras. Varysim link namų. Dar užkasim gal tokią blyninę. Reikia pailsėti. 7 jau greit. Vakarienė, va, užsisakėm paprastai. Užkandukų visokių. Bon appétit, Mateo. Prisivalgiam. Mėsyčių, visokių bulvyčių, maliuko, sultyčių, Mateo. Nesąmonės vadarai. Aš jau būsiu. Nu, aš la. Ką? Dainuoji? Ne. Ok. Dainuoji savo. Nu, žodžiu. Kad šiandien viskas turbūt. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim rytoj už kelių sekundžių. Iki. Iki, Mateo.